Sveikas, mielas žiūrovė, ačiū, kad užėjai į mano kanalą. Jei čia užsakai pirmą kartą, mano vardas yra Ramunė ir aš esu dvasinė kaučerė. Skaitau žmonių sielos įrašus, skaitau tarot kortas, darau energetinį gydymą, blokų valymą ir įvairius burtus bei magiškus ritualus. Šis tarot kortų skaitimas bus apie tai, ar tavo svajonė išsipildys ir ką reikėtų daryti, kad tavo svajonė greičiau išsipildytų. Taigi pasirink vieną iš šių krūvelių. Tai būtų pirmoji krūvelė, antroji krūvelė ir trečioji krūvelė. Ir sugalvok vieną svajonę, apie kurią norėsi paklausti. Jeigu turi daug svajonių, nesijaudink, aš šį video padarysiu dar kartą ir dar kartą, tad tikrai turėsi galimybės paklausti apie visas savo svajones. Bet šiam kartui, šiam video išsirink vieną svajonę, apie kurią noriu sužinoti, ar tavo svajonė išsipildys ir jeigu išsipildys, kada ji išsipildys. Jeigu pasirinkai pirmąją kortų krūvelę, tai galiu pasakyti, kad arba tavo svajonė išsipildys per ateinančias porą savaičių, gali būti, kad netgi per 7 dienas arba 7 savaitės, bet savaičių bėgyje. Tai vat 7 čia yra svarbus ir arba tavo pati svajonė išsipildys, arba tu gausi kažkokią tai informaciją, arba kažkas tau padės, kad paskubinti tą svajonę. Tai arba tavo svajonė išsipildys per ateinančius porą savaičių, arba gausi kažkokią tai informaciją, gausi gal pagalbą, kad padės tave priartinti prie tavo svajonės. Gali būti, kad per ateinančias porą savaičių tu gausi kažką, ko reikia tavo svajoniai paspartinti, bet ji tikrai išsipildys ir gali būti, kad per ateinančias 7 savaitės ji tikrai išsipildys. Ir jeigu į tavo svajonę įeina kažkokie tai žmonės, arba pavyzdžiui, tu bandai susirasti naują darbą ir darbo interviu, vat kitas žmogus tave priima į darbo interviu, tai jis jau įeina į tavo svajonę. Jeigu tu bandai susirasti naujus santykius, tai vat kitas žmogus irgi įeina į tavo svajonę. Jeigu tu bandai kažką parduoti, tai irgi kiti žmonės pirks iš tavęs, tai jie įeina į tavo svajonę. Tai jeigu tavo svajonė yra tokia, kur įtraukia kitus žmonės, tada pabandyk juos suprasti iš tokios meilės pozicijos, iš neutralumo pozicijos. Tai padės tau toj situacijoje tiesiog išlikti stabiliam, nepasiduoti emocijom. Ir tai rodo, kad padės tavo svajoniai greičiau išsipildyti. Mes kartais būna, kad mes bandom tą produktą įkišti klientui per prievartą, bandom ten einam į 20 pasimatymų į savaitę ir nesuprantam, kodėl neišsipildo ta mūsų svajonė. Jeigu į tavo svajonę įeina kiti žmonės, tiesiog pasistenk juos pamatyti iš jų pusės, iš jų pozicijos, suprasti tuos žmonės, kodėl jie nenori iš tavęs pirkti, kodėl jie nenori eiti į antrą pasimatymą, ar kažkas panašaus. Tiesiog atsižvelk ir į kitus žmonės, o ko jiems reikia, ko jie nori. Tai gali padėti priartinti ar tą informaciją, ar tą pagalbą, ar netgi pačią svajonę. Nes tai, kai tu bandai tą svajonę per prievartą įgyvendinti, tai tu gali pražiopsoti magiškas tokias galimybės, tu gali pražiopsoti ženklus iš visatos ir tas tavo nekantrumas, norėjimas, kad svajonė kuo greičiau išsipildytų, tas tokia energija nelabai gera ir ji tave gali stabdyti, pamatyti tas naujas galimybės, tą pagalbą, tą informaciją, kurios tau reikia, kad išpildyti tą svajonę. Tai gali tave stabdyti, atsižvelk į tai, kai nori paskubinti savo svajonę, gal geriau bandyk
bandyk įlipti į to kito žmogaus batus ir pagalvoti, o kaži kaip jis jaučiasi, gal aš čia biški per daug, gal aš per daug stumiu, gal aš per daug noriu. Tai va, atsipalaiduok, per 7 savaitės turėtų viskas susitvarkyti ir tavo svajonė gal netgi išsipildyti per ateinančias 7 savaitės. O per sekančias porą savaičių ar gausi pagalbą, ar kažkas pradės judėti, kad pamatysi, kad tavo svajonė pradeda po truputį pildytis. Taip pat, kas tau dar padėtų priartinti tavo svajonę arba į ką reikėtų atsižvelgti, į savo įsitikinimus. Ir ar tu save kažkaip stabdai, kokie tavo yra įsitikinimai ties tavo svajonę, ar tu tiki, kad tavo svajonė yra įmanoma, kad įmanoma ją įgyvendinti, ar tiki, kad kiti žmonės norės iš tavęs pirkti, norės su tavimi draugauti, norės tau padėti. Tai vad, kokie tavo įsitikinimai, tau reikėtų pasižiūrėti, gal tavo įsitikinimai kažkaip stabdo tą svajonę, ji išsipildys, bet ne taip greitai gal taip, kaip tu norėjai. Gal tu norėjai jau iki lapkričio pabaigos, kad išsipildytų, bet rodo, kad per ateinančias 7 savaitės. Tai vat, gal atsikračius kažkokiu tai įsitikinimu arba nustojus save įspausti į kažkokius tai rėmus, gal tai pagreitins tą svajonę. Ir jinai išsipildys greičiau negu 7 savaitės. Tai taip pat, kai tavo svajonė išsipildys, o gal netgi prieš tai, atšvesk tą svajonę, nusipirk savo kažką gražaus, kažką nebūtinai didelio, kažką bent jau mažo, apdovanok save už tos svajonės pasiekimą. Japonai ar kinai, dabar tiksliai nežinau, bet jie visada švenčia savo svajonę prieš ją išsipildant. Ir tai vibraciškai, emociškai parodo visatai, kad jie jau atšventė tą svajonę, reiškia, jie turi išsipildyti, nes jinai jau buvo atšvesta. Tai taip pat ir čia Kortas sako, kad palepink save kažkuo, kad įsivaizduok, kad ta svajonė jau išsipildė, kad jau gali švęsti ir nusipirk savo ką nors gražaus. Kažkaip atšvesk tą faktą dar prieš svajonę išsipildant. Ir atsimink, kad kartais nebūtinai turi daryti viską pagal taisyklės. Jeigu mums sako, kad reikia nueiti į 10 pasimatymų tam, kad pažinti žmogų, tai nebūtinai tos taisyklės atitinka tau. Jeigu sako, kad mums reikia labai smarkiai, labai stipriai dirbti dieną naktį tam, kad uždirbti tiek pinigų, kiek norim, tai nebūtinai tos taisyklės atitinka tau. Tai kai kurios taisyklės, tu turi galvoje įsikalęs kažkokius tai įsitikinimus, kažkokias tai taisyklės apie tą savo svajonę. Ir tos taisyklės tave įstato į rėmus. Ir tie tavo rėmai yra gan maži. Tai tau reikėtų pasižiūrėti, kur tos taisyklės, perlipt per tas taisyklės, neklausyt tų taisyklių, ką sako kiti. Aš nekalbu apie ten eit ir daužyti kaimynams langus, apie tai nekalbu, ne apie tokias taisyklės kalbu apie tokias taisyklės, kurios mus stabdo pasiekti savo svajonės. Kaip sakau, jeigu sako, kad turi smarkiai dirbti, kad uždirbti ten, pavyzdžiui, 1 milijoną, tai nebūtinai yra labai daug žmonių pasaulyje, kurie labai lengvai uždirba dirbdami 2 arba 3 valandas į dieną arba netgi į savaitę. Tai va, tai tos taisyklės, kokias taisyklės turi savo galvoje, jos tave įspaudžia į kažkokius tai rėmus ir tai gal ne taip greitai pildo tavo svajonę, kaip galėtų greitai išsipildyti. Tai jeigu per 7 savaitės nesulauksi savo svajonės, tai tada pagalvok, kur tu save įstatei į rėmus, kur tu klausaisi taisyklių, kitų žmonių tau primestų taisyklių, kad, mūsų šeimoje tai niekas tiek nepasiekė, reiškia, mums neįmanoma. Arba mūsų draugų grupiai tai niekas to dar nepadarė, arba mūsų kaime niekas to neįgyvendino. Tai nereiškia, kad tos taisyklės, tos kvailos taisyklės, jos galioja tau.
pagalvok, kur tu klausaisi taisyklių, kurios iš vis angliškai doesn't make sense, kurios tave stabdo, tos taisyklės, kur tu iš tikrųjų gali, jeigu tu sugalvoji, kad nori kažką pasiekti, reiškia, tavo aukštesnysis aš davė tau tą svajonę ir tikrai tu ją gali įgyvendinti. Tik tai mes prisirenkam visokių taisyklių iš žmonių, iš savo tėvų, kad tai mums neįmanoma ir tai mus stabdo. Kaip tavo dvasiniai vedliai, man rodo, kaip tau ant kojos, žinai, kaip kaliniai turi tokią grandinę ir tos grandinės gale toks didelis metalinis kamuolys ir jie velka tą kamuolį. Tai aš įsivaizduoju, taip jaučiasi, kai bandai pasiekti savo svajonę. Taip, ji yra įmanoma, bet tu eini į priekį ne taip greitai, kaip galėtum eiti. Ir visos tos taisyklės, visi tie įsitikinimai, kur save spaudė į rėmus, jie tave tiek stabdo, be tos grandinės ir be to kamuolio metalinio tu galėtum daug greičiau pasiekti tą svajonę, gal netgi per porą savaičių. Tai tiek aš tau galiu pasakyti apie tavo svajonę. Tik labai lauksiu, pakomentuok komentaruose, jeigu ta svajonė išsipildė greičiau negu 7 savaitės. Ir jeigu patiko tau šis skaitimas, kviečiu paspausti patinka ir prenumeruoti, bei varpelį, kad niekada nepraleisim sekančio video. O jeigu norėtum asmeninio skaitimo, su manimi gali susisiekti aprašymo skiltyje pateiktais būdais. Taigi susitiksime kitame video. Jeigu išsirinkai antrąją kortų krūvelę, tai šis skaitimas yra tau ir pasižiūrėkime, ar tavo svajonė išsipildys ir jeigu išsipildys, kada išsipildys. Tavo svajonė išsipildys ir per 6 dienas arba 6 savaitės. Tai arba per 6 dienas arba per 6 savaitės. Man atrodo, 6 savaitės yra didžiausias, ilgiausias laiko tarpas tavo svajonė išsipildyti, bet gali ji ateiti ir per 6 dienas netgi. Arba tavo svajonė išsipildys, arba gausi kažkokią tai pagalbą, kažkokią tai informaciją ar kažką tokio, kas padės paspartinti tavo svajonę, bet matau, ji tikrai yra įmanoma. Tik tai tiek noriu pasakyti, kad kortos sako, kad tau reikia kažką paleisti. Ar tau reikia paleisti įsitikinimus? Ar tau reikia paleisti gal netgi žmonės iš savo gyvenimo, kurie tave stabdo, kurie atima iš tavęs laiką? Gal reikia paleisti kažkokias tai idėjas, kurias tu turėjai savo galvoje, kaip ta svajonė turėtų išsipildyti? Gal tu turėjai kažkokį tai planą, kaip tu norėjai, kaip tu įsivaizdavai, kad ta svajonė pasirodys tavo gyvenime? Ir kortos sako, kad tau reikėtų tai paleisti. Ne tai, kad užmiršti savo svajonę, bet paleisti, kaip tai išsipildys. Daryti tai, ką darai, daryti tai, ką tu manai, kad reikia daryti, bet taip pat ir neprisirišti, ar ta svajonė išsipildys ar ne. Ar ateis iš kairės, ar jinai ateis iš dešinės. Tai neturėti to tokio tikslaus, paleisti tą įsitikinimą, kaip ta svajonė išsipildys, per kur ta svajonė ateis, iš kurios vietos. Tai manau, čia kalba apie tai, apie paleidimą to įsitikinimo, kaip ta svajonė turi atrodyti, iš kur ir kada jinai turi ateiti, kurią minutę. Tai padės, tas paleidimas padės tau gauti naujų idėjų. Žinai, kartais mes antiek esam įsikibę į kažką, mums atrodo, kad turi būti taip, būtinai ta mūsų svajonė. Pavyzdžiui, mes svajojam apie pritraukti iš visatos, skaitykim, 1 000 000 eurų. Ir mums atrodo, kad ta svajonė gali ateiti tik tai nusiperkant loterijos bilietėlį. O mes net nepagalvojam, kad mes galim užsidirbti tą 1 milijoną kažkaip. Arba atvirkščiai, mes dirbam, smarkiai dirbam. Ir mums atrodo, kad mes tą svajonę galim pasiekti tik tai per darbą. Bet iš tikrųjų, paleidus tuos įsitikinimus, mes galim tada galvoti, mes tada galim gauti idėją, kad o jeigu nusipirkčiau tą dieną loterijos bilietėlį, gal
ta mūsų svajonė, gal ta svajonė išsipildytų daug greičiau. Tai va, tai tuos įsitikinimus, kuriuos turim, kaip ta svajonė turi atrodyti ir iš kur turi jie ateiti, reikėtų gal truputėlį paleisti, atiduoti, tiesiog duoti daugiau pasitikėti, daugiau visata, duoti daugiau darbo visatai ir mūsų dvasiniams vedliams ir paleisti tuos įsitikinimus. Aišku, vat, kaip sakiau, dirbk ties savo svajone, jeigu tu nori, kad, paimkim pavyzdį, kad jeigu tavo svajonė yra uždirbti milijoną, tai aišku, tu daryk visus žingsnius, kad uždirbti tą milijoną. Daryk tai, vat, kaip tu įsivaizduoji, kad ta svajonė išsipildys, kaip tu uždirbsi tą milijoną, bet neturėk to prisirišimo. Vat, čia kalbu apie tą prisirišimą, kad būtent tik tai taip gali ta svajonė išsipildyti. Tai vat, daryk viską, ką darai, pagal visus reikalavimus, pagal visas taisyklės, bet palik vietos ir visatai tave nustebinti. Sakau, gal tu gausi kažkokią tai idėją. Aha, o apie tai nepagalvojau, jo, ir ta idėja, ta nauja idėja gali tavo kelią pasukti visai kitą pusę. Tai vat, padaryk vietos visatai tave nustebinti, kaip tavo svajonė išsipildys. Bet ji tikrai, matau, kad išsipildys arba per 6 dienas, arba per 6 savaitės. Šiuo metu kortos rodo, kad tu neturi visos informacijos, kaip ta svajonė išsipildys. Tie žingsniai, kuriuos žengi ties savo svajonę, kažkas vis dar yra paslėpta. Kažko tau dar reikia paieškoti, pasidomėti, tokį, kaip angliškai yra research padaryti, kad paskaityti dar apie tai, pasidomėti, paklausinėti žmonių, kurie išmano apie tai, kaip jie padarė. Tai vat, rodo, kad dar nėra viskas matoma ir tam dvasiniam lygmenį dar ne viskas susidėliojo. Ir kol tu bandai kontroliuoti tą situaciją, tu tiesiog labai daug energijos atiduodi tam. Tai gal truputėlį pristabdyk vadžias ir truputėlį atsipalaiduok ir leisk naujoms idėjoms ateiti pas tave ir leisk planui, kurį turi einant link savo svajonės, truputėlį keistis. Nebūtinai tai turi būti taip, kaip tu sugalvojai. Leisk visatai tave nustebinti. Bet dirbk ties savo svajonę ir tikrai, manau, ji puikiai išsipildys, bet leisk taip pat visatai ir tavo dvasiniams vedliams tau padėti ties tuo. Atverk savo širdį, ar pamedituok, ar dienoraštį parašyk, ar paprašyk savo dvasinių vedlių pagalbos, nes jie atneš reikiamą informaciją, reikiamus santykius į tavo gyvenimą. Jie gal netgi tau atsiūs, vat, sako, kad per intuiciją jie gal tau įdės į tavo intuiciją kažkokią tai žinutę ir tu pajusi viduj, kad noriu tai pabandyti, noriu ten nueiti, noriu tą paskaityti ir tai tave dar greičiau paspartins ties tavo svajonę. Bet, aišku, nepalik visko visatai, visko savo dvasiniams vedliams. Žinai, kai atsisėdi ir lauki, kol tavo svajonė išsipildys, taip gyvenimas neveikia ir taip tikrai nieko nemanifestuosi, vien laukiant ir pozityviai galvojant. Tai tavo, vat, korta sako, kad tau reikia žengti tuos žingsnius, daryti kažką ir dvasinis pasaulis, visata tau padės tai pasiekti. Ir tas žingsnių žengimas ties tavo svajonę yra tavo atsakomybė, tu turi daryti. Dvasiniai pagalbininkai, dvasinė pagalba tik tai padeda, pastiprina tai, ką tu jau dabar darai. Tik tai tiek, kad jie nori, kad tu truputėlį atsipalaiduotum ir paleistum įsitikinimus, kaip viskas turi vykti, kaip viskas turi atrodyti, kada, kuriuo laiku čia, kas... Aišku, tu esi tas lyderis, kuris žengia pačiam priekį ir rodo,
kur mes einam, o visa dvasinė pagalba stovi tau už nugaros, eina tau už nugaros ir jie padeda, čia pastumi, čia tau parodo, į kurią pusę eiti, čia tau patarė ir taip toliau. Tai vat tu turi tą dvasinę pagalbą, kuri padeda tau pasiekti tą svajonę, tik tai tiek, kad tau reikia truputėlį atsipalaiduoti, kad įsileisti tą savo svajonę per gal net nesuplanuotus kelius ir per nesuplanuotą dvasinę pagalbą, kad jie galėtų tau padėti, kad jie galėtų įnešti savo kažką, kad visata galėtų tave nustebinti. Tai tai truputėlį atsipalaiduok ir tikrai, manau, tavo svajonė išsipildys. Ir labai lauksiu komentaruose tavo žinutės, ar sulaukai savo svajonės per 6 dienas ar per 6 savaitės. Tai tikiuosi, tau patiko šis video ir kviečiu paspausti patinka ir prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleistum sekančių video. O jei norėtum asmeninio skaitimo su manimi, gali susisiekti aprašymo skiltyje pateiktais būdais. Jeigu pasirinkai 3 krūvelę, tai šis skaitimas yra tau ir pasižiūrėkime, ar tavo svajonė išsipildys ir jeigu išsipildys, kada jie išsipildys. Sakyčiau, kad šiuo metu tavo svajonė nelabai yra tikėtina, kad išsipildys. Tai nereiškia, kad ji niekada neišsipildys, bet šiuo metu tavo situacija yra tokia, kur atrodo tavo svajonė yra dar labai toli. Tai jeigu, pavyzdžiui, klausai, ar išsipildys iki metų pabaigos, tai sakyčiau, iki metų pabaigos tikrai neišsipildys. Ir ji yra galima ateityje, gali būti per ateinančius 5 mėnesius, gali išsipildyti. Tau reikės įdėti darbo ir labiau gal pasitikėti ir pasistengti taip smarkiai nekontroliuoti, kaip tavo svajonė išsipildys, ar ji išsipildys. Rodo, kad šiuo metu tavo vibracijos stumia tą tavo svajonę tolyn nuo tavęs. Ir šiuo metu jinai nėra įmanoma, tau nėra įmanoma ją pritraukti. Man taip toks jausmas, kad tavo vibracijos yra gan žemos, ar kažkas atsitiko, ar tu tiesiog jau senai esi nusivylęs ir tau atrodo, kad tavo svajonė visai niekada neišsipildys. Ir tas toksai nusivylimas, tas toksai blogos kažkokios tai emocijos, blogos mintis apie gal netgi savo dabartinę situaciją stumia tą tavo svajonę tolyn. Ji yra įmanoma, bet dar ne dabar. Ir ne iki to laiko, kaip tu tikėjais, kad ta svajonė išsipildys. Kortos to patarė bendradarbiauti su kitais žmonėmis, kad bendradarbiavimas su kitais tau padės greičiau pritraukti tą svajonę. Gal netgi save apsupti tokiais žmonėmis, kurie tiki tavimi, kurie tiki tavo svajone. Matau, kad tau trūksta to palaikymo, tau trūksta to tokio, jei, tu gali, varyk, mes tavim tikim, tau trūksta tokių žmonių, kurie tave palaikytų. Ir gal dėl to tu jautiesi nusivylęs, kad tikriausiai niekada neišsipildys, nes vis dar nepasirodė. Tas šiuo metu, kaip sakau, nėra tikėtina, kad išsipildys, bet tai nereiškia, kad per ateinančius 5 mėnesius neišsipildys, jeigu tu neapsupsi savęs ar nebendradarbiausi su kitais žmonėmis. Tai bendradarbiavimas su kitais žmonėmis padėtų tau priartinti tavo svajonę ir ypač jeigu apsuptum save tokiais žmonėmis, kurie tavim tiki, kuriais tu pasitiki, kurie tave pakyli, kai tau liūdna, kai tu jau neprarandi visą motivaciją dirbti ir taip toliau. Tai tokie žmonės padėtų pastumėti tą tavo svajonę į priekį ir padėtų tau pritraukti tą svajonę. Tai pagalvok, kur tu galėtum, į kokią poziciją save pastatyti, kad kaip apsupti save tai žmonėmis, mylinčiai žmonėmis ir kurie padėtų tau neprarasti vilties ir kurie palengvute padėtų tau stumtis į priekį ties savo svajone. Ir kortos rodo, kad šiuo metu tau trūksta to džiaugsmo, trūksta pozityvumo.
Ir tai, vat, per per tokias negatyvias emocijas tavo vibracijos neatitinka tavo svajonių vibracijos ir tu negali tos svajonės pritraukti, tai tau reikėtų truputėlį pagalvoti, kaip tu galėtum savo mintis, savo emocijas, vat, pakeisti į tą pozityvumą, kaip tu galėtum gyvenime susikurti savo daugiau džiaugsmo, kaip tu galėtum gal daryti dalykus, kurie tau patinka, kažkaip toks jausmas, kad tai kyla iš tavo vidaus, iš tavo emocijų, iš tavo minčių, kad ta svajonė neateina dėl tavo emocijų ir dėl tavo minčių. Tai kortos tau patarė, kad turėti vilties, kad tai tau vis tiek įmanoma, gal nors ir ne dabar, bet ateityje tikrai įmanoma, gal kitais metais, po 5 mėnesių. Ir duok savo galimybę pasijuokti, kažką vaikiško padaryti smagaus, kažkaip save nustebinti, to pozityvumo, to tokio džiaugsmo įnešti į savo gyvenimą ir tavo vibracijos tada pradės keistis ir tos vibracijos pritrauks ir gal netgi tuos bendradarbius, su kuriais dirbsi, tuos žmonės gal pritrauks tos aukštesnės vibracijos, tas pozityvumas, tos geresnės emocijos, pritrauks žmonės į tavo gyvenimą, kurie tau padės pasiekti tą tavo svajonę. Ir tai per tuos žmonės, per kitus žmonės, kortos rodo, kad tu labai daug ką galėsi pasiekti, gal tau to ir trūksta, to palaikymo, to apsupimo save gerai žmonėmis, kad galėtum pradėti jausti džiaugsmą kiekvieną dieną. Bet rodo, kad tai būtų tau labai gerai, tai pastumėtų tave link tavo svajonės, tie geri žmonės, tie tavo bendradarbiai, su kuriais kartu dirbtum, tie žmonės, kurie tave suportina, kurie ploja visada, kai tau sekasi. Ir tas pozityvumas, tos geresnės emocijos padėtų tau greičiau pritraukti tavo svajonę. Taigi tiek tau turiu šiame skaitime. Jei tau patiko šis skaitimas, kviečiu paspausti patinka ir prenumeruoti bei varpelį, kad niekada nepraleistum sekančių video. O jei norėtum asmeninio skaitimo, su manimi gali susisiekti aprašymo skiltyje pateiktais būdais. Taigi, susitiksime kitame skaitime.